Praėjo daugybė metų. Puodė ir Žiedė, Kasės ir Mikasės anūkės, užaugo jaunos, šviesios ir kūrybingos merginos. Kaip nenuostabu, jos įgyvendino seną vaikystės svajonę. Atidarė nedidelę puodų krautuvėlę, pavadintą Stebuklų garas. Puodė buvo gera pašnekovė. Ji sugebėdavo prakalbinti net tyliausius lankytojus, o Žiedė tikra kūrėja. Davo puodus, vazas, ąsočius, kuriuose atrodė lyg gyventų mažytės šviesos. Kiekvienas jų darbas turėjo savo vardą ir istoriją. Rytmečio šypsena, vėjo puodas, aviečių dūmas. Kai kasdien po pietų jo sustodavo trumpai pertraukai, ant mažo stalelio visada garuodavo aviečio arbata, tokia pati, kokia kadaise kvepėjo močiutės Kasės ir Mikasės virtuvėje. Tu jauti? Paklausė Žiedė. Šis kvapas lyg sugrąžina mus į vaikystę. Taip, šypsodavosi Puodė. Atrodo, kad močiutės čia, kažkur šalia, ir puodas su jomis. Kai kartais arbata perbėgdavo per kraštą, jos visada nusijuokdavo. Matyt, Puodas sako, nepamiršk pasidalinti, kikendavo Žiedė. Ir kažkur giliai po lentynomis tyliai suskambėdavo molinis aidas. Kažkas iš tikrųjų atsakytų iš anapus. Abi merginos labai mylėjo vaikus, todėl kiekvieną penktadienio vakarą jos rengdavo pasakų vakarus savo krautuvėlėje. Vaikai sėdėdavo ant kilimų, tarp lentynų, aplink garuodavo puodeliai arbatos, o ant sienų šokdavo ugnelės nuo žvakių. Puodė pasakodavo savo istorijas apie Kasę, Mikasę ir jų draugą Puodą, apie arbatos jūrą, puodelių dvasią ir keliones per garo debesėlius. Vaikai klausydavosi plačiai atmerktomis akimis, o paskui patys kurdavo savo pasakas, piešdavo, vaidindavo, apsisiausdavo staltiesėmis ir vaidindavo save garų piratais. Juokas skambėdavo iki pat vėlaus vakaro. Tačiau vieną vakarą, kai visi jau ruošėsi skirstytis, į duris tyliai pasibeldė. Į vidų ėjo senas vyras, aukštas, liesas, apsigaubęs mėlyna skara. Jo akys spindėjo tarsi du mažyčiai ežerėliai mėnesienoje. Paklausė, ar čia dar vis pasakojamos istorijos apie Kasę ir Mikasę? Puodė ir Žiedė nustebo. Taip, mūsų močiutės buvo jų draugės, atsakė Puodė. O jūs jas pažinojote? Vyras šyptelėjo. Pažinojau, kai buvau berniukas, kartu su jomis nešiau stebuklingą puodą per lietų. Pamenu, kaip jis dainavo, kai į jį pateko pirmasis lašas. Vaikai sulaikė kvapą, o vyras tęsė. Ir žinot ką, vieną dieną tas puodas pas mane sugrįžo, bet jau ne toks kaip seniau. Jis ištiesė ranką, o iš po skaros išplaukė mažas garų debesėlis, švelniai šypsintis rausva spalva. Debesėlis apsuko ratą aplink vaikus ir pavirto garuojančiu puodeliu, kurio viduje švytėjo mažas širdies formos burbulas. Jis man pasakė, šyptelėjo senasis vyras, kol pasaulyje yra šilumos, juoko ir draugystės, aš gyvensiu žmonių širdyse. Vaikai pratrūko džiaugsmingų juokų. Mažasis puodelis pradėjo suktis ore, skleisdamas mažus garo žiedus, kurie kvepėjo avietėmis ir medumi. Puodė ir Žiedė pažvelgė viena į kitą, o jų akyse sužibo ašaros. Močiutės mus tikrai mato, tyliai tarė Žiedė. Ir džiaugiasi, kad puodo stebuklas gyvas, pridūrė Puodė. Vyras nusilenkė ir tyliai išėjo į naktį, palikdamas po savęs vos matomą garų taką, kuris ilgai dar tvyrojo ore, lyg švelnus dūmelis nuo arbatos puodelio. Ta vakarą, kai krautuvėlė nurimo, puodelis ant lentynos dar ilgai švytėjo. Iš jo garų kilo du šviesūs siluetai – Kasė ir Mikasė. Jo švelniai nusišypsojo,
paėmė viena kitą už rankos ir sušnabždėjo. Mūsų mergaitės tebemoka kurti stebuklus. Ir tada dvi šviesos rovelės pakilo į dangų, įsiliedamos į žvaigždžių kelią, o mažasis puodelis tyliai suspurdėjo, sušnibždėjo. Stebuklai niekada nesibaigia, jie tik pakeičia formą.